tai patys kalti. Aš skaitau, kad kaip pirmas rungtynės, tai pirmą kėlinį neblogai sužaidėm. Turėjom progų neįmušėm. Futbolas toks dalykas, jeigu neįmušė, tu įmuša tau. Mes matėte, prie 1-0 turėjom, tai tuščius vartus neįmušam, iškart pasileidžiam įvarčių. Ir aišku, dar galbūt tas jaudulys, ypač vartininko, kur prasileidžiam antrą įvartį, tai ten grinai vartininko klaida, kur nereikėjo išbėginėti viskas. Aš galvoju, kad čia mums rungtynės būtų ir lygiosios, galbūt tenkinas pagal žaidimą. Pavyzdžiui, pirmas kėlinys mūsų buvo, gal vėjas maišo ir tai komandai nespėjom to kamuolio sugaudyti. Antras kėlinys pas juos gavosi geresnis, jie pralašinėjo į priekį ir išnaudojo mūsų visas klaidas, ką padarėm. Dviejų iš Brazilijos nebuvo ir Smorigino, 3 žmonių pagrindinių, bet tai čia nepasiteisinimas, kad nebuvo, turėjom šansą ir vedėm 1-0. Sakau, aišku, būtų jie sustiprinę 3 komandas, kada 3 žaidėjai pasikeičia pagrindiniai, reikia iš karto daug ką ir aikštėje keisti. Kiti žaidėjai žaidė ne pagal savo pozicijas. Laukiam pastiprinimo, galvojam daryti išvadas, padaryti čempionatas, tik prasidėjo, pirmas rungtynės. Galvoju, vyrai irgi supras, kad negalime klysti, reikia išnaudoti progas. Paprasčiausiai yra toks futbolio dalykas, gali žaisti, neprasileisti įmušti. Bet jei neįmuša, tai čia visada prasileisim įvartį. Neįmušam. Aš manau, kad Kėdainių komanda pasirodė gerai, ypatingai pirmą kėlinį. Ir mes tiesą atidavėm aikštę dirbtinai, atidavėm iniciatyvą jiems ir stengiamės sužaisti ant kontratakų, bet mums, kaip matėt, pirmą kėlinį nepavyko. Ta taktika nepasitvirtino jinai, tai po pertrauką įvedėm vieną naują žmogų į kraštą, Barevičių konkrečiai, ir pamatėm, kad pagyvėjo žaidimas pas mums vidurio linijoje. Mes tiesiog antrą kėlinį perėmėm pilną iniciatyvą, valdėm visą žaidimą. Aišku, lydėjo mus ir sėkmė, dėl to, kad turėjo progų į komandą, nieko negali sakyti, bet šį kartą mums pasisekė labiau negu. Kėdainietis LT